Sveiki, mano vardas Marina. Mes esame ID grožio studijoje Klaipėdoje ir šiandien norėčiau Jums papasakoti apie vieną iš populiariausių ir įdomiausių dažymo technikų šatuš. Taigi, norėčiau pasidalinti savo patirtimi su savo kolegomis. Turim nuostabų modelį, Karoliną. Norėčiau parodyti jos dažymą, kaip jisai dabar atrodo ir kaip paskui atrodo. Natūrali bazė yra tarp 7 ir 6 tono ir galai jau gerokai nušviesinti. Tai mano tikslas yra toks, kad aš norėčiau pakelti tą šviesumą šiek tiek aukščiau, bet ir kad išliktų daug jos natūralios plaukų spalvos, kad nebūtų visa blondinė. Tai ką? Dabar mes padalinsim galvą į darbinės zonas. Jos bus 5 pas mumis. Pirmas mano žingsnis, tai padarysiu skyrimą nuo ausies iki ausies per aukščiausią galvos tašką. Ir šitą zoną mes vėlgi išdalinsime 2 dalis, kad tiesiog mums būtų patogiau dirbti. Susegam. Gerai. Taip, sekantis mūsų žingsnis, darysiu 2 sruogas. Aš jau visai nevelsiu, nes šatuš technika dėl to tai yra vėlimo technika. Mes velsim, visą laiką velsim. Bet pirmas 2 sruogas mes nevelsim, kadangi mes norim, kad būtų daugiau blondų čia. Kad kai klientė mūsų susiriš plaukus jo, jie čia labai gražiai šviesiai atrodytų. Tai va, labai plonos sruogelės. Kuo plonesnės, to gražesnis efektas bus. Smulkius plaukus iš tos poplaukės aš juos išėmiau, nes jie labai ir taip ploni ir gan silpnoki. Folija. Stengiamės foliją imti tokio pat ilgio, kaip yra ir sruogos ilgis. Jis negali būti trumpesnė. Jis gali būti ilgesnė, bet tik netrumpesnė. Kodėl negali būti trumpesnė? Nes mums tada reikės tiesiog sruogą sulankstyti kelis kartus. Tai nėra gerai, nes dažas tiesiog ne visur tolygiai pasiskirstys. Aš dirbu su mažiausiais procentų oksidantais, tiesiog tam, kad nesudeginti plaukų, kad plaukų kokybė išliktų tokia pat gera, kaip ir atėjo mūsų klientė. Sekantis mūsų žingsnis tai yra vėlimas. Mes jau čia velsim. Skirimas turi būti diagonalus, bet ne V raidės. Tiesiog mes turim atkartoti galvos formą. Atkreipkite dėmesį, kaip aš vėliu. Aš labai švelniai nubraukiu poplaukį. Ir sustumdau viską link šaknų. Užfiksuojam. Galim vėl nustumti poplaukį, kad sruoga liktų švaresnė. Ir dažom. Galiukos aš stengiuosi nedažyti, kadangi galiukai jau buvo pašviesinti. Pakuojam sruogą. Sruogos turi būti vienodo storio,
kad mūsų piešinys būtų vienodas ir tolygus. Atkreipkite dėmesį, sruogelė yra labai plona. Tai mums duos labai gražų perėjimą ir jūs nematysit jokių sujungimų. Jeigu nebus jokių sujungimų, mums net nereikės tonuoti šaknis. Mums nereikės daryti spalvos perėjimą. Mes tiesiog užtonuosim galus ir turėsim labai gražų rezultatą. Dabar viršugalvį mes išskyrėm stačiakampio formą ir lygiai taip pat mes velsim ir dažysim. Tai pirmos 2 sruogos buvo atliktos be vėlimo, visiškai nevėliam, visas kitas dabar velsim, bet į veido pusę. Nu tai ką, liko paskutinė mūsų darbinė zona, tai smilkiniai. Vieną šoną mes jau padarėm, liko kitas šonas. Lygiai taip pat, kaip mes darėm ir su pakaušiu dažėm, mes pirmą mūsų sruogą mes neveliam, antros mes lygiai taip pat neveliam, 3, 4, 5 jau eina su vėlimo. Sruogelės turi būti labai plonas, kadangi norisi vėlgi išgauti labai natūralų efektą, kad būtų tarsi nuo saulės nublukinti plaukai, dėl to linijos turi būti labai švelnios. Tai ką, mes atlikom šiandien klasikinį šatų uždažymą, kuris atrodo labai natūraliai, labai švelniai. Mes įgyvendinam mūsų tikslą, palikom daug natūralios spalvos, kas tai sudaro labai natūralų vaizdą. Ir aš norėčiau pademonstruoti, ant kiek švarios linijos ir nėra jokių sujungimų. Prašau, šitoje vietoje mes net netonavom šaknis, mes tik užtonavom galiukus. Labai švelnus perėjimai, labai gražus dažymas. Tai po šitą dažymą aš labai rekomenduočiau namų priežiūrą. Tai kaukės gali būti dažytiem plaukam, gali būti atstatančios. Ir mylėti, rūpinti savo plaukais. Nu ką, tikiuosi jums patiko šitas video ir sekite mano naujienas Instagrame arba Facebook'e Marina Žuravliova ir susimatysime greitų metų. Aš jums parodysiu naujas dažymo technikas, kurios bus labai aktualios šį sezoną.